Iš tikrųjų, man truputėlį gėda, taip švelniai pasakysiu. Aš nepartinis, tai jūs nepergyvenkit. Tai man gėda turėti tokią ministrę. Ir visai Lietuvai gėda turėti tokią ministrę. Atsakysiu kodėl. Šita ministrė ir šita tarnyba negali užtikrinti saugumo prie šitų pakelės namų. Visų pirma, dėl tos priežasties, kad šita ministrė 3 metai ministrauja, o kalėjime ir toliau galioja nusikaltėlių įstatymai. Ten laisvai galima įsigyti narkotikų, ten visi, kas nori, turi telefonų, ten vyksta nusikaltimai ir su tais telefonais iš kalėjimų daromi nusikaltimai. Jie ten patys uždarose teritorijose nesugeba užtikrinti saugumo. Tai apie ką čia ministrė kalba ir kokį saugumą čia mums visiems užtikrins. Čia tiesiog pasakos apie tai, kad nuraminti bendruomenę. Tik tai tiek. Taip. Ką? Palydėjau. Ne, iš tikrųjų smagu, ta prasme. Tuoj, sekundėlę. Taip. Tai aš norėjau būtent pakviesti gerbiamą. Labas vakaras. Aš pakalbėsiu garsiai, bet aš tik tai norėčiau, kad šiek tiek mes labiau emocijas paliktume šone ir kai ką noriu pasakyti. Palaukit, emocijas palaikom, truputėlį išklausom. Aš tikrai nuoširdžiai prašau. Aną kartą pakvietėt garbingai, išklausiau su emocijom, kai kas pafilmavo, bet pilietiškai nepasielgė, kad meras nepabėgo, o buvo iki galo ir bendravo. Ačiū už tai. Dabar noriu pasakyti ir pasikartot, ką aš pasakiau įraše ir ką išėjęs lauke pasakiau. Kad Kauno rajono savivaldybė ir meras tiesiogiai rinktas, jis buvo ir bus su bendruomenė. Bet pažiūrėkit įrašą. Dar pasakiau, kad aš arba tą dieną, tą vakarą, jūs girdėjot, mano pagrindinis tikslas buvo su ta delegacija atvykti, pristatyti projektą, išklausyti klausimus, į juos atsakyti ir po to duoti jums atsakymus. Grįžęs sekančią dieną, o čia turiu pasirašęs, jeigu galiu parodyti, 8 klausimus parašiau ministrei nuo Kauno rajono savivaldybės po šito pasitarimo, kurie buvo suformuoti ir aprobuoti teisininkų. Koks statusas, kaip kuriami, kokiamis tvarkomis, ar gali būti po vienu stogu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir noriu pasakyti, kad šiandien ministrė užpulta daugelį atvejų nepelnytai. Man tikrai labai gėda. Aš penktadienį, minutę leiskit pasakyti, penktadienį, kam gėda, man tai ne, penktadienį, telefonu, vėlgi reaguodamas į pastabas jūsų iniciatyvinės grupės, kalbėjau telefonu, labai nuoširdžiai aptarėm B variantą, kurį čia šiandien kėlė. Nes vėlgi tam susitarime toks neatsakingas pasakymas. Nupirk, paimk, padaryk darželį, padaryk mokyklą, čia sėdi tarybos nariai ir jie žino, kaip tos paskirties pastatai atsiranda, kaip jie kuriami ir kas ten gali būti. Mes gerokai anksčiau, noriu pasakyti, padarėm tos žingsnius, kad jūs nesuprastumėt, kad dabar reikia darželio, mokyklos. Jūsų žiniai tvirtai sakau, žiūrėdamas jums į akis. 24 metais bus pradėta, jau nesuprojektuota, statyti Domeikavos pradinė mokykla šalia gimnazijos. 20 komplektų.
Ar galiu pasakyti ar ne? Ar galiu pasakyti ar ne? Aš atsakysiu ir į kitus klausimus, kuriuos užduosit. Žiūrėkit, jūs kėlėt klausimą dėl to, kad jums trūksta mokyklų. Aš noriu atsakyti. 20 komplektų, 400 vietų, pradinė mokykla, sąmatinė vertė per 4 milijonus bus pradėta kitais metais. Vaikų darželis, modulinis, 6 grupų. Leiskit pasakyti. Leiskit pasakyti. Ir pasakysiu dar daugiau. 6 grupių modulinis darželis numatytas ir bus statomas Nise prie senojo darželio. Su vystytojais, su verslu. Žiūrėkit. Palaukit. Aš pasakysiu dar daugiau. Pasakysiu. B variantą su ministrė ir kalbėjau. Vėl, kad neišėjo. Bet kalbėjom ir tai. Vėlgi raštu galiu parodyti klausimus arčiau spaudoje. Ar būtų galimybė, jeigu apsispręstų ministerija, vyriausybė, tą pastatą kokiamis tai sąlygomis perimti savivaldybei? Tikrai, va čia sėdė daug tarybos narių, iniciatyvinės grupės nariai. Atsakingai sakau, svarstyk klausimą, jeigu bus toks pasiūlymas. Ir aš ten matau, ne darželį, nes ten 3 aukštai. Noriu pasakyti, kad 3 aukštų pastate darželio būti negali. Todėl, kad aukštingumas neleidžia. Nei higienos normos. Dar daugiau pasakysiu. Pradinė mokykla ten irgi negali būti, nes ten reikia apie 2500 kvadratų. Reikia stadiono, reikia salės. Mes nestatom tokių mokyklų ir darželių. Bet kas gali būti, tikrai nesiūlysiu socialinio būsto, nes jūs atbėgsit taip ir vėl sakysit, blogi versenių ne čia. Bet, jeigu bus B variantas, mes jau esame aptarę, ieškosim, jeigu pasiūlys, čia prievartos negali būti, jeigu bus, savivaldybės svarstys ir tuos 1 300 000 suras savo biudžete ir ten įkurs meno mokyklą. Ačiū. O dabar aš tikrai nebijau. Aš galiu pasakyti ir daugiau. Jeigu jūs klausysit, galiu pakalbėti apie Vandžiogalos plentą. Mes kaip savivaldybė projektuojam, rengiam projektą, sąmatinė vertė maždaug apie 15 milijonų. Sėdėva vicemerė, žino, mes su miestu kontaktuojam ir tikrai noriu pasakyti, kad tai yra kelių direkcijos turtas. Bet mes kaip savivaldybė dedam savo lėšas. Vien todėl, kad žinom, kas čia darosi. Tai, kad rašė. Bet aš šiandien jums sakau, jūsų asmenyje, kad mes... Žiūrėkit, aš lyg ir atsakiau ir kitus klausimus atsakysiu. Dabar dar noriu pasakyti. Tikrai ne vakar, ne po šito susitikimo mes kalbam apie jūsų apšvietimo problemas. Kai kur dabar Domeikavos seniūnijoje vyksta tas procesas ir to kvartalo, kuris ten yra prie tų daugiabučių, viso kvartalo, ruošiamas specialus planas ir ten bus šviesiau. Ne visiškai atsakant į šitą ir nesutapatinant. Dar daugiau noriu pasakyti, kad mes nusiteikę investuoti į Bažnyčios gatvę, ką ir įsipareigoja, ir kitus projektus. O dabar galiu atsakyti klausimus, jeigu būtų kelių. Prašau. Aš tikrai galėčiau atsakyti tiek. Noriu pasakyti atsakingai. Ir miestas žino, mes esame komanda. Ir šitas projektas Vandžiogalos bus daromas kartu. Bet ta dalis, kuris Sargėnų yra miesto savivaldybė pavaldi, o nuo Sankryžos iki Bažnyčios arba iki Vandžiogalos yra Lietuvos automobilių kelių direkcijos turtas. Ir tai neprisimt norėčiau atsakomybės už Lietuvos automobilių kelių direkciją. Bet
Jeigu jūs gerai mane klausėt, aš pasakiau, kad mes parodėm didelę iniciatyvą ir dedam Kauno rajono savivaldybės pinigus į techninį projektą, tam, kad galėtume padaryti tą ruožą nuo Saraikėnų iki bažnyčios saugesnį ir platesnį. Rekreaciniai toliau atsakysiu. Čia prieš kurį laiką labai stipriai buvo keliamas klausimas, kur mums būti. Tai artimiausiu metu čia Šakių kaimas yra gynybiniai tvirtinimai, kaip matėte, ten tam tikri dalykai yra ir pasivaikščiojimai ir sportiniam žaidimam. Ir noriu pasakyti, kad parengtas projektas svarstoma su bendruomenė, va sėdi seniūnė, jūsų tarybos narė. Ir žiūrėkit, nekalbėkime mes tai, kas ten dar bus kada. Aš kalbu, kas šiandien yra. O noriu pasakyti apie Domeikavos parką, kurio visas plotas yra 6 hektarai, o tų naudingo ploto apie 2 hektarai. Projektas svarstomas, bus ieškoma finansavimo ir dalimis pradėtas nuo 24 metų rengti. Ta liudijo jūsų tarybos narės akivaizdai, seniūnės ir tarybos narių. Prašau. Labai džiugu, kad mums pristatėt, kiek čia laukia gražių dalykų ir mokyklų ir apšvietimo. Šio vakaro tema, ar ne pas mus, yra pusiaukelės namai ir probacijos tarnyba. Dabar visi šie klausimai ir susiję žmonių nuogąstavimai, apšvietimas, gatvės, tai yra antraeiliai dalykai. Pirmaeilis dalykas, mes nenorim šios įstaigos. Ir mes sutiktume būti ir su tais senais šaligatviais, ir be to apšvietimo, ir be asfalto, kad tik jų čia nebūtų. Ačiū už klausimą. Tikrai dabar galima bendrauti ir kalbėtis. Ir aš ne prieš kritiką, nesu iš tų, kurių bijau žmonių. Ir noriu šiandien būti atviras su jumis tiek, kiek reikia. Štai ką noriu pasakyti. Jeigu jūs mane gerai klausėt, aš pasakiau, kad aš pasiūliau B variantą. Mes norėtume tą pastatą įveiklinti, jeigu bus toks pasiūlymas iš vyriausybės. Jeigu nebus, aš pasakiau, kaip aš spręsiu su taryba, su savivaldybės vadovais, švietimo, socialinius, inžinerinius klausimus. Pasakiau. Ne viską, bet į dalį pasakiau. Dabar dėl projekto. Žiūrėkit. Supratau. Dabar dėl projekto. Aš pasakiau, man gėda dėl to, kad aš paskambinau penktadienį, su ministrė kalbėjau, jinai atvirą širdim atvažiavo ir aš suprantu, kad kaip ir mane, taip ir jie išmušė gerokai iš vėžių, bet jinai pažadėjo, dalyvaujant iniciatyvinėje grupėje, Kęstučiui Rimaberots, taip? Va, ir mes su direktorė kartu kalbėjomės, labai smulkmeniškai susikonspektavo viską. Advokatui Sirvydžiui liudijant visus, pateikiant klausimus. Jinai grįžus aptars ir man atrodo, kad atsakingai sakė, artimiausių metų jis informuos apie sprendimą. Aš galvoju, kad jis bus teigiamas. Aš galvoju. O dabar dėl mūsų. Šiandien jokių, kaip kažkas bando derinti, pasakyti, garsiai vardinti. Atsakingai sakau, jokio derinimo su savivaldybė nebuvo, jo nereikėjo. Ateityje, jeigu bus keičiama, jeigu jie plėtotų projektą, jeigu būtų keičiama paskirtis, tada jie turėtų kreiptis į savivaldybę ir procedūra prasidėtų ir tada turėtume įtakos. Šiandien to nereikėjo daryti. Tas buvo jums atsakyta ir praeitam susitikime. Jeigu ateityje dabar, kaip jie traktuoja, va yra liudininkai, jūsų įgalioti atstovai, jie sako, kad jiem nereikia. Va tiek žinių. Nereikia. Žiūrėkit, atsakysiu, jūs ne visiškai teisus. Dalyvauja Seimo narys Justinas Urbonavičius ir jisai paliudys. Buvo klausimas dėl Girionių, probacijos tarnybos,
Protokolinis vyriausybės. Jie svarstė tą klausimą, tikrai urbanizuota vietovė, daugiabučiai, bet vėl atsakingai sakau, mes siūlėm, kad atiduokit mum tą bendramutį, mes darytume socialinį būstą, darželio grupės įkurtume, bet prasidėjus pabėgėlių krizei, vyriausybė priėmė vėlgi nutarimą, pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, arba tiksliau, perdavė šitą klausimą jiems ir jie pastatė pabėgėliams tuos namus pritaikė ten Girionyse. Tai buvo padaryta vyriausybės lygmeniu. Gerbiamas merė, labai trumpai norėčiau iš jūsų atsakymo. Ar jūs darysite visas pastangas, kad jūsų planas B, tai yra meno mokykla, įvyktų? Šito žmonės dabar laukia. Jeigu jums kažkas tai trukdytų, stabdytų jums, arba jums reiktų bendruomenės pagalbos, mes visada esame jums pasiruošę padėti. O jūs mums... Nebūsiu labai populiarus jūsų tarpe. Aš ir dabar esu čia, darau viską, ką galiu, tiek ruoštu, tiek žodžiu. Tiek mes ketvirtadienį, ko gero, taryboje svarstysime klausimą. Aš noriu pasakyti, kad aš negavęs atsakymų iš Teisingumo ministerijos, bet ministrė pažadėjo prie jūsų įgalioto atstovo, kad tie atsakymai bus. Ir vis tiek Teisingumą atstovauja instancijos, jeigu nebus sutarimo ir mūsų netenkins, tai to institucijose mes ir ieškosime visi tos tiesos. Tikrai noriu tik pasakyti tiek. Didžiausia vertybė yra žmonių saugumas. Didžiausia vertybė. Ta jūs žinote, tuo keliu mes eisime. Turi būti atsakyta į tuos klausimus, jeigu neįtikins nei jūsų, nei mūsų. Aš manau, kad čia niekas per jėgą rankų nelaužys ir aš tikiu, kad tas projektas kažkaip bus įgyvendintas tikrai gal kitoj vietoj, arba jo atsisakyti ar kažkaip kitaip. Tikiu tuo, ką šiandien bandė pasakyti ministrė, kad jinai bandė įsigilinti, bandė suprasti ir rytoj aptarti su savo pavaldiniais šitą klausimą. Ir artimiausiu metu pažadėjau Kęstučiui, jūsų atstovai, duoti atsakymą. Aš pats girdėjau. Aš manau, kad jinai elgėsi atsakingai. Jinai norėjo iš jūsų ir nepasėmė komandos savo patarėjo, atvažiavo drąsiai viena su patarėjo, apkalbėjom siauresniam rate, susitiko su jumis ir gausim tą atsakymą artimiausiu metu. Tikėkim tuo. Ačiū. Dėkojame, gerbiamam merui. Taip, dar kažkas iš